Palūžt, aišku, kai praeini tą kelią, tai supranti, kad gan vis tiek nuėjai kažkokį etapą. Buvo daug tų iššūkių, bet sakyčiau, kas leido man nepalūžt, pagrindiniai tie dalykai, tai aplinkos palaikymas, šeima, aišku, pirmiausia, draugų, pažįstamų visada motyvuodavo, ten, jeigu kažkas nesiseka, kad paskatindavo, nenusimink, panašiai, stenkis toliau dirbk ir manau, be šitų žmonių nebūčiau to pasiekęs ir tikrai, nes manau, ne tik krepšininko karjera, bet ir nežinau, kitos profesijos taip pat reikalingas tas atsidavimas, viskas ir kartais tu prieini tą ribą, kur atrodo kažkas siena, kažkur toliau sunku praeiti ar panašiai, bet galvoju, tai tik galvoju yra ir, kaip minėjau, su aplinkos palaikymu viskas įmanoma. Psichologija, aš manau, formuoja labai, nes, sakyčiau, daug ką iš aikštelės gali ir gyvenime rasti ir perkelt. Tai vėlgi, aikšteliai turim tų sunkių momentų, kur atrodo sunku kartais ir turi vis tiek daryti savo darbą, lipti per save ir kartais iš tikrųjų tas atrodo iš neįmanomos situacijos, kartais gali rasti tų kelių išeičių, taip pat ir gyvenime, manau, kažkokioje situacijoje, kaip kažkas blogai, kažkas nesiseka, tai paprasčiausiai imi darai, stengiasi, kaip sakau, turi išlikti psichologiškai stiprus tokiuose momentuose ir tiesiog imti ir daryti. Sakyčiau, nėra lengva, gal tas pirmiausia, ypatingai po kažkokių svarbių rungtynių, tai supranti, kad galbūt po lemiamų rungtynių sezono, kur visą sezoną dirba ir galbūt vienas kitas epizodas pakeitė tą visą eigą ir tikrai yra apmaudu, bet reikia suprasti, kad tai proceso dalis. Ir viskas į naudą, sakykime, kiekviena patirtis, kiekvienas toks blogesnis epizodas, vėlgi, tu išgyveni tą ir tiesiog tave sustiprina kaip žmogų, gauni tos patirties ir paprasčiausiai kitą kartą atėjęs kitais momentais jau tų galbūt klaidų nebedarai, kurias turi, tai sakau, ta gera patirtis ir viskas išeina paskui į naudą. Veikia, aš sakyčiau, galbūt anksčiau labiau veikdavo, kaip minėjau čia prieš tai, su ta patirtim galbūt išmoksti, galbūt taip nebeimti galvą visko, sakyčiau. Mažiau gal pergyveni, nes ypatingai jaunam amžiui, kaip tu nesi susidūręs su tuo, tai to spaudimo tikrai būna daug, ypatingai jaunimui, kur ateini, turi rodyti rezultatus, ten treneriai spaudžia, kartais net tėvai spaudžia, perspaudžia, visokių tų pavyzdžių būna, taip pat aplinka spaudžia ir ypatingai jeigu nesi patyręs, tuo susidūręs, tai kartais gali perdegti. Tikrai, jeigu imsi viską į galvą, tikrai perdegsi ir tada gausis, kad paprasčiausiai kartais būna tikrai gerų žaidėjų, kurie turi viską, sakykime, nežinau, metimą, driblingą, bėga, šoka, meta. Viską turi, ko reikia geram žaidėjui, bet paprasčiausiai nesutvarko su ta galva, sulūžta psichologiškai ir paskui vėl užtrunka laiko, kol atranda save. Kažkiek, aišku, nesu labai perdegęs, bet aš sakyčiau, kad turbūt kas geriausia, tai, nežinau, po prastesnių rungtynių ar kažko tais pasikalbėti su kažkuo tiesiog, kad kažkas išklausytų. Nesvarbu, nebūtina ten visko skųstis, tiesiog pasikalbėti apie situaciją, kad kažkas nuramintų, tai pirmiausia šeima, kažkas iš aplinkos pasakytų gerą žodį, kad nepergyvenk, viskas gerai. Tai tokie dalykai, manau, labai padeda nuo to perdegimo. Nes nesakau, pats kartais daug to krūvio visko, tai gali pamest galvą. Su neigiamais geriausias būdas neskaityti, bet vis tiek, ypatingai pas mus Lietuvoje, tai
daug visokių podcastų, daug komentarų, straipsnių, tai tas nori nenori pasiekia tave, ar kažkas atsiunčia, ar kažkas pasako, tai pasiekia tave, bet sakyčiau vėl patirtis, su laiku atsiriboji, bent jau atskiri žmonės, kurie kalba teisingai, kurie galbūt ieško tik tais menkiausio šanso pakritikuoti tave kažkur tais tau įgelt, nes galbūt pačiam nesėkminga diena, ar nežinau, ar darbas nepatinka, ar panašiai. Tai svarbiausia atsiskirti tą gerą komentarą į blogą ir vėlgi, kaip tu atsiskiri, tai mažiau apsikrauni ir mažiau apkrauni savo galvą tom nereikalingom tokiam šiukšlėm. Tai turbūt šeima, pagrindinis dalykas. Nežinau, tiesiog stengies negalvot, kad kažkoks vienas ar kitas blogesnis etapas iškart daro tave blogų žaidėjų. Tai lygiai taip pat kaip ir kelios geros rungtynės nedaro tavęs labai gerų žaidėjų. Tai prašiausiai tas toks balansas turi išlikti. Stengies motyvuoti, paprasčiausiai matai, ypatingai gal su jaunesniais žaidėjais, kad ateina ir tikisi iš karto, ypatingai jeigu iš žemesnio lygio ateina žaidėjas ir jis tikisi iš karto vėl atnešti tą savo žaidimą į aukštesnio lygio komandą ir dažnai atsiduria ta siena tokia, aš pats tą jaučiau ir kažkiek galbūt išgyvenau. O kaip nuraminti, tai paprasčiausiai ateit kažką pasakyti, kelis gerus žodžius, paskatinti ir paprasčiausiai tiesiog palinkėti toliau dirbti, žingsnis po žingsnio, su kiekviena treniruotė, su kiekvienom rungtynėm, semtis tos patirties kiek įmanoma, būti kaip kempinė, gerti visą informaciją ir kaip sakau, per daug neapsikrauti tos galvos ir tikėtis geriausio. Sakyčiau, čia gal tos iš seniau atėjęs mąstymas, kuris po biškį, aš manau, keičias. Nes tikrai žinau ir kad sportininkai dabar gan populiaru net yra, jeigu neklystu, sporto psichologai, ta prasme, kur dirba komandose. Aišku, ne visos komandos tą turi, bet tikrai ar kažkas privačiai eina, ar pas komandos psichologą ir manau, tos tendencijos keičiasi po biškį. Vis daugiau žmonių kreipiasi tos pagalbos tokios, nes galbūt iš seniau tas atėjęs toksai mąstymas, kad jeigu eini pas psichologą, tai reiškia, tau jau arba labai blogai, arba labai esi silpnas. Tai aš manau, nereikia to bijoti, nes tas pokalbis nuramina tave, nuteikia tave pozityviai ir vėlgi pradedi viską žiūrėti kitom akim, nes dažnai ypatingai, jeigu viską kaupsi savy, tai galų gale atsigausis taip, kad kažkokiu momentu gali palūžti. Kalbam apie žaidybinės problemas. Visada galbūt toj krepšinio komandai tų, gal sakyčiau, ne tai kad psichologinių, bet tų kažkokių bėdų mažiau, nes visada gali išsišnekėti. Yra 12 žaidėjų, taip pat treneriai, visada gali nueiti su jais pakalbėti, su komandos draugu. Nes aš kaip įsivaizduoju, galbūt, jeigu ypatingai sportuoji kokią individualią sporto šaką, kur tu esi vienas, realiai, jeigu neperformini ir ta prasme blogi rezultatai, tai tu neturi ką atsiremti. Čia visada komandai, jeigu pralaimim drauge, taip pat ir laimim irgi drauge. Tai švenčiam kartu, liūdim kartu ir visada po blogesnių etapų visada galim išsikalbėti vienas su kitu. Kartais pasakyti ir tą tiesą į akis, jeigu kažkas blogai nuomonė ir tas, manau, visada geriau išsikalbėti, negu kažką laikyti savyje, kad paskui tas tęstųsi toliau ir vėlgi, kaip išsikalbė, susižinai savo problemas visas ir tai padeda tau jų nebekartoti.